Okay, so once again, thank you so much for the invitation. It's a pleasure to talk about another project of the Labogers, which is a new brand. For the one of you who already know the concept of our just opening here for more colleagues to come in. The ones of you who know already our methods, our philosophy, our way of thinking, will see that this new brand follows that lead and helps us to have another point of view regarding cosmetic brands. So today we are going to meet this other brand, this Astrali products, which is a new care for the skin of our clients, of our customers. For us to tell you a little bit about the idea of developing a new brand that is from the birth of Labogers, we need to first of all understand that Labogers is the home of Genetic, which is a dermocosmetic brand with over 60 years of experience. I'm sorry, I forgot the translation. Yeah, it's okay. Tai pirmiausia, prieš pradedant kalbėti apie Astralį prekinį ženklą, kuris yra gimęs taip pat Labožers kaip regione vietoje, taip pat kaip ir Genetic. Ir žinom, kad Genetic turi labai didelį mokslą, turi daugiau nei 60 metų patirtį ir kad tai yra dermo kosmetika. Ir būtent ten ir gimė šis prekinis ženklas ir būtent čia ir sužinosime, kaip jisai gimė ir kaip jisai gali papildyti Genetic ar ne odos priežiūroje. And so, thinking about a dermocosmetic brand like Genetic, with more than 60 years of experience in terms of research and development, we are present in more than 50 countries, all across the 5 continents. And so, thinking of that, David Laporte, which is the son of our biologist and our gerontologist, founder of the Labogers, um, knows cosmetic since he was born, and that's how this idea was created. Ir būtent atsižvelgiant į tai, kad Genetic sukaupė daugiau nei 60 metų patirtį tiek tyrimų atlikime, tiek gaminių kūrime. Ir būtent tai, kad patys produktai šiuo metu yra daugiau nei 50 pasaulio šalių ir daugiau būtent 5 žemynuose ir kad su jais dirbo tiesiog tūkstančiai specialistų. Atsižvelgiant į visą tai, būtent David Laporte, kuris ir sukūrė Astralį, yra Genetic, amžinatilsį įkūrėjo, biologo, gerontologo Alberto Laporte sūnus. Ir mes suprantam tai, kad Davidas gimęs tokioje šeimoje, tokiomis aplinkybėmis, jis kosmetikos pasaulyje sukasi, augo ir gyveno nuo pat pirmų dienų. So David Laporte is today the CEO of Labogers, but since ever he was pretty sure about the way that his life is going to be in the future. Ir būtent šiai dienai Davidas Laporte yra CEO būtent Labogers, tai yra visos tos kompanijos vietos atsakingos dabar jau ir už Genetic ir Astralį. Ir jisai nuo pat pirmų dienų žinojo, kad jisai bus kosmetikos pasaulyje. So, wanting to make a quality cosmetic available to everyone, David Laporte and his team, of which I am a part, developed an attractive brand whose products maintain all the quality and the main characteristics that we are accustomed to regarding Labogers products, but is easy to recommend and easy to use.
Mhm. Ir būtent Davidas norėjo sukurti tokį prekinį ženklą, kuris būtų prieinamas visiems, prieinamas būtent ir kainos prasme, bet tuo pačiu išlaikytų ir kokybę. Ir taip buvo sukurtas šis patrauklus tiek akiai, tiek galutiniam vartotojui, tiek naudojimui prekinis ženklas, kuris prieinamas visiems ir kurį yra paprasta paskirti ir naudoti. Ir būtent Davidas kūrė tai pats su savo komanda ir Karla yra viena iš komandos narių. The world changes, societies adapt to new ideas, new habits, and dynamics every day of our lives. So, astrally philosophy combines comfort and well being with the respect for others and with the respect of the environment. Mhm. Ir būtent atsižvelgiant į tai, kad pasaulis keičiasi, juda į priekį ar ne, ir keičiasi dalykai. Ir pagrindiniai dalykai, kurie palaiko Australiją, kokie yra šūkiai, kokios yra vertybės, tai yra būtent komfortas, yra gerovė, e, išlaikant pagarbą tiek savo, tiek aplinkai, aplinkosaugai. Several details define Astrally brand. The five-pointed star combines the idea of a complex organism, which is us, human being, and the connection with that of that same human being to the four elements of nature. Ir būtent astralinis simbolis yra žvaigždė, kuri, kaip matom, atspindi ir patį žmogų, tai yra mus, ir tuo pačiu jungia keturis žemės elementus. Also, the Astralis slogan, Enjoy Your Skin, transport us to a universe where we enjoy being who we are, how we are. We respect everything, everyone, but above all, we respect ourselves and live the life with pleasure, satisfaction, and tranquility. Ir pats Australijos šūkis yra Enjoy Your Skin, tai mėgaukis savo oda ir tai atspindi mintį, kad mėgaukimės savimi tokiais, kokiais esame ir būtent palaikykime savo funkcionavimą toks, koks jis turėtų būti ir visa tai yra tokioj, kaip sakyt, nestimuliavimo ar ne kažkokių perdėtų dalykų, bet tiesiog tokie, kokie mes esame ir taip, kaip turėtų būti. The four elements of nature and the four colors related to those elements were associated with the four rangers that we have developed for Australia. Ir būtent keturi elementai, kuriuos minėjome prieš tai, produktai atspindi tuos keturis elementus, kurių kiekvienas turi savo spalvas ir būtent ir yra astraliai keturios produktų linijos atitinkančios kiekvieną iš šių elementų ir kiekvieną iš šių spalvų. So air for the face products, water for the body products, earth for mature skin, and fire for the protection, the solar protection products. Tai oras būtent veido linijai, vanduo kūno linijai, žemė brandžiai odai ir ugnis apsaugai nuo saulės. The Astrally brand aims to restore the balance of healthy skin by keeping the balance of the four fundamental principles for the skincare, which are cleansing, moisturizing, nourishment, and protection. Ir Australija atitinka keturis esminius odos priežiūros principus, tai yra odos plovimas, valymas, tuomet odos drėkinimas, odos maitinimas ir apsauga. Astrally was developed to have products to the final consumers, the end customer,
but also with professional size products for the professional use. Mhm. Ir Astralė linijoje yra tiek pakuotės skirtos galutiniam vartotojui, tiek didelės pakuotės profesionalaus dydžio skirtos darbui jau su procedūromis kabinete, būtent profesionalams. For the end customer, we have products for young people, mature skin. In fact, we have products for everyone without major problems on the skin, without major imbalances on the skin. Ir pats svarbiausias dalykas, kad kalbant apie Astraliją, mes kalbam, kad Astralija atspindi visus odos poreikius, tinka visoms odoms, yra paprasti protokolai, bet pats svarbiausias esminis dalykas, kad tai yra produktai skirti odoms, kurios neturi didelių problemų, ar ne, neturi uždegimo, neturi bet kokių probleminių odos būklių. Tai čia yra labai svarbus dalykas. They are simple protocols, easy to use from home care, because the purpose is to offer a fantastic quality in terms of price, and in terms of ratio, a price quality, allowing for more people to purchase astrally and to use them comfortably at home. Mhm. Ir visa idėja yra sukurti produktus, kurie atitiktų kainos kokybės santykį, kad jie būtų kokybiški, bet už prieinamą kainą atitinkamai kokia kokybė yra produkte ir kad kuo daugiau žmonių galėtų juos naudoti ir kad patys protokolai yra tikrai pakankamai paprasti, suprantami ir produktus paprasta naudoti. For professionals, we have products for facial and body treatments recommended for professionals who want affordable products for all types of clients. Ir būtent kalbant apie profesionalus, tai yra produktai tiek procedūrų atlikimui yra tam tikri protokolai, tiek patys produktai skirti paskirti odai namų priežiūrai. Ir būtent kalbant apie draugiškesnę kainą, nes tikrai taip yra, kad klientas, ne visi klientai gali skirti ar ne didesnės sumas ir suprasti, kodėl tos sumos tokios yra, tai būtent šie produktai yra tie draugiškesnių biudžetų. But also for professionals who have a limited investment power in the beginning, those who want a brand with simple protocols, and the ones who, having other brands, want a simple brand with high quality. Ir taip pat tai yra skirta profesionalam, kurie galbūt pačioje pradžioje neturi didelių investicinių galimybių ar ne kažkokiam brangiam produktui įsigyti, turėti. Tai būtent tokiais atvejais, tuomet jeigu nori turėti šalia kokybišką, bet prie kitų prekinių ženklų kokybišką, bet prieinamesnėmis kainomis prekinį ženklą, ir taip pat jeigu ieško paprastų protokolų ar ne, ir arba kombinuoti su savo turimais prekiniais ženklais, arba galbūt pačiai pradžiai. So when we talk about benefits of working with Genetic, we can talk about the simplified essentials to keep the balance and prevent aging in healthy skin. Ir kalbant apie Astralį, kokias funkcijas atlieka, ar ne, tai palaiko odos funkcijas, palaiko normalų odos funkcionavimą ir susitelkia ties amžėjimo prevencija. The right amount of ingredients in each product, having an optimized efficiency. Tuomet produktai yra su tinkamais ir reikiamomis koncentracijomis pačių veiklių ingredientų, kad jie turėtų veikimą ir matomus pokyčius. A short range for face and body.
Tuomet nedidelės linijos tiek odos priežiūros, tiek kūno produktų. Simple protocols, accessible price for everyone. Tuomet, kaip jau kalbėjome, pakankamai paprasti protokolai ir prieinamos kainos. But also protocols with or products with warm colors and delicate aromas, which are very attractive to the end customer. Mhm. Ir taip pat malonios tiek spalvos, tiek pakuotės, tiek kvapai, kas gali būti patrauklu galutiniam vartotojui. Regarding the active ingredients, they were chosen between the ones who are most currently and most widely used in quality natural cosmetics. For example, saffron, royal jelly, carrot oil, and meat essential oil. Ir patys ingredientai yra pasirinkti tokie, kurie šiai dienai yra labiausiai plačiausiai naudojami, populiariausi, kalbant apie natūralius ekstraktus. Ir čia kaip pavyzdys yra pavaizduota tiek šafranas, tiek mėtų aliejus, morko aliejus, tuomet jūrinis cukrus ir royal jelly bičių pienelis. But when we when we start developing these products, we didn't have only the care regarding special ingredients, special active ingredients. We also thought about how we could improve the product in terms of senses. Ir kalbant apie patį produkto kūrimą, tai buvo susitelkiama ne tik į pačias produktų formuluotės, tačiau taip pat buvo sutelktas dėmesys ir į pačius pojūčius vartojant produktą. And we did that through sweet and fresh scents, but also fine and delicate textures. Ir tai buvo sukurta, padaryta būtent per švelnius, gaivius ir saldžius kvapus, bei malones ir tokias subtiles, maloniai aplikuojamas tekstūras produktų. So when we get to know the group of products, the set of products that we have put together, we'll see that we have products for the face, for the body, and sunscreens. Ir kuomet matysite, kokie tie produktai yra, ar ne, tai tos trys pagrindinės kategorijos yra veido odai skirti produktai, tuomet kūno odai skirti produktai ir apsauga nuo saulės. The products for the face line. Here we have a complete range of cleansing, moisturizing, nourishing, and balanced products. Ir čia matome produktų skirtus veido odai, tai turime tiek skirtus valymui, tonizavimui, drėkinimui, maitinimui ir odos funkcijų balansavimui. We have a product to cleanse the skin, another one to wash the skin, and a tonic lotion to soothe and rebalance the pH. Ir turime produktą, kuris skirtas valyti makiažą, tuomet turime prausiklį ir toniką. And also, Carla, maybe it's secret or no about a new product. I don't have any information yet, but yes, we are launching a new mousse, a purificant mousse. But that's something that we can approach in one webinar where we talk about each and every product concerning its properties, action, and actives. Ok, perfect. Taip, tai kad turėsime greitų metų naują produktą Astrali linijoje. We also have a gentle exfoliator, even adequate for the most sensitive skin, a balanced mask for all kinds of types of skin, and a comfort cream for the dry skin.
Mhm. Tuomet yra švelnus šveitiklis su labai labai mažutėm švelniom granuliam, dalelėm, tinkamas net ir jautriausiai odai. Tuomet yra balansuojanti veido kaukė skirta visiems odos tipams ir taip pat kremas Cream Comfort skirtas sausai odai. Then we have the day cream, which is going to protect our skin. It's going to rebuild the skin barrier. A product to regulate and rebalance the excess of oil produced on the surface of the skin and also remove the associated shine. Tuomet yra Day Cream dieninis kremas apsaugantis odą, atkuriantis jos barjerą. Tuomet Perfection Cream kremas skirtas mišriai riebiai odai, kuris balansuoja sebumo gamybą, mažina odos riebalavimąsi ir palaiko būtent folikulus švarius, kad mažintų jų užsikimšimą. Together with the Perfection Cream, you also have the regulating gel, and that's the one who is going to help us very much in terms of remove the shine from the surface of the skin. Ir taip pat mišriai riebiai odai yra regulating jelly, tai yra gelinės tekstūros kremas, kurį galima arba naudoti vieną arba sluoksniuoti ir jisai padeda taip pat reguliuoti sebumo sekreciją ir mažina tą perteklinį riebalavimąsi ir odos blizgumą. And last but not least, we have the Nourish Cream. And the Nourish Cream is advised for the driest and most malnourished skins that you can have. Ir paskutinis kremas Intensive Nutrition Cream tai jau skirtas būtent pačiai sausiausiai odai, kuri yra nualinta, kuriai trūksta maistinių medžiagų. Tai yra būtent pats pilniausias, labiausiai maitinantis kremas iš visų produktų Astrale. And then we have a small set of two products completely worked to rebalance the mature skin. Ir tuomet turime produktus skirtus būtent brandžiai odai, jos funkcijų balansavimui. A serum and a cream for skin that shows the first signs of aging, like fine lines and like sagging in the beginning. Ir šie produktai skirti, kuomet pasirodo pirmieji amžėjimo požymiai, pirmosios raukšlelės, pirmieji odos suglebimo požymiai, tai yra serumas ir kremas. For the body, we have developed a group of products. And when we developed these products, we took in consideration the main concerns that clients come to us worried about, like cellulite, sagging, and slimming. Ir tai yra kūno priežiūrai skirti produktai ir šios produktus kūrė būtent atsižvelgiant į dažniausius nusiskundimus, su kuriais ateina klientai. Tai yra elastingumo, stangrumo praradimas, tai yra celiulitas ir noras lieknėti. So a product for to improve that feeling of tired legs, a body scrub, and a nourishing lotion. Tuomet tai yra produktas skirtas sunkiom pavargusioms kojoms, tuomet maitinantis pienelis, stangrinantis kremas ir šveitiklis. A product that will help us with the lack of firmness and some situations of localized slimming process. We talk about firming, yes? Yeah. Taip, tai būtent firming kremas yra skirtas odos stangrumo gerinimui ir taip pat lieknėjimo tikslais. And last but not least, one product that we only have in cabin size, which is our radiant oil. It's a product completely turned to the massage treatments. It doesn't matter if it is for relaxation, for therapeutical ends, sportive, deep tissue, whatever kind of massage you need to apply to your client, radiant oil will be perfect to use.
Ir produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui, dėl to jis yra tik didelėje pakuotėje, tai yra Radiant Oil, kuris tinkamas atlikti bet kokius kūno masažus, tiek relaksuojančius, atpalaiduojančius, tiek giliųjų raumenų stiprius masažus. Tai visai nesvarbu, koks tas masažas, šis aliejus puikiai bus tinkamas visais atvejais. And now we are going to talk about two very important products in our lives, which are the sunscreens. Ir trečia grupė tai yra apsauga nuo saulės, tai svarbiausi produktai mūsų odos priežiūroje. So Astrali offers two products, one of SPF 30 and another one of SPF 50 plus. Ir Australija turi du produktus, vienas iš jų yra SPF 30 ir antrasis yra SPF 50. These two products ensure total protection for any skin phototype. Remember that you need to apply the product, but you need to reapply it after a few hours. Mhm. Ir šie produktai užtikrina apsaugą nuo saulės visiems odos fototipams. Ir žinoma, svarbu prisiminti tai, kad aplikavus apsaugą nuo saulės turime nepamiršti dienos eigoje pakartoti aplikaciją. So very few details regarding these two products have to do with one. These products don't have water resistant. So after taking a bath, you need to reapply it as soon as possible to guarantee protection. Vienas iš svarbių aspektų, ką reikia paminėti, kad šie produktai neturi apsaugos nuo vandens. Tai reiškia, kad jeigu maudėtės, ar tai būtų vandens telkinys ar namuose, bet kokiu atveju sąlytis su vandeniu neutralizuoja, nuvalo produktai ir yra labai svarbu po maudymosi aplikuoti produktą iš naujo. Another detail to have in mind is that we apply Astrali sunscreens, and depending on the phototype of each skin or the state of nourishment of each skin, we need to reapply it between 3 to 4 hours. These have to do with the resistance of the skin, the quality of the skin, in order to have in mind the protection needed for the skin to be protected. So. Taip, tai ir kitas priminimas, ką tikiu puikiai žinote, kad kas 3-4 valandas reikia reaplikuoti kiekvieną iš šių produktų. So, I cannot say we cannot guarantee the sunscreen of a product which is applied only once during the day of sun exposure. It's important to understand that the sunscreen are effective, they really protect under certain ways of appliance with certain care in terms of appliance. And the two main points regarding Astrali sunscreens have to do with one, without not having water resistance, and second, be aware of the phototype and of the state of the skin, and take that in consideration, thinking how many times you need to reapply the product during the sun exposure. Ir patys svarbiausi dalykai yra tai, kad prisiminti, kad būtent užtikrinama apsauga nuo saulės su Astrali produktais yra, jeigu neturite kontakto su vandeniu, jeigu turite, tai tada reikia reaplikuoti iš naujo ir taip pat atsižvelgti į odos fototipą. Žinoma, šviesesniem odos fototipam reikia rinktis 50 plus produktą ir nepamiršti reaplikavimo kas 2-3-4 valandas priklausomai nuo odos fototipo. As you can see, this is a short range of products, but with all the products necessary to keep in balance all those 4 fundamental principles that we talked about in the beginning of this presentation. Ir kaip matom, pačių produktų nėra daug, tačiau visi produktai atliepia į pačius svarbiausius 4 odos priežiūros aspektus, kuriuos mes minėjome visai neseniai prieš tai. And we had a concern
while developing the brand, not only in the type of product that we need to have, but also in the tools that we could use in order to take more advantage of the products, but also to be pleasant for the professional and for the end customer. Ir taip pat kuriant prekinį ženklą ir pačius produktus, patys kūrėjai, Davidas ir jo komanda pagalvoja ir apie, ne tik apie pačius produktus, bet ir apie įrankius, kurie galėtų pagerinti, pakilėti tą odos priežiūrą, būti malonus naudoti. Ir, ok. So, to give more originality and effectiveness to astrally treatments, we use stones. We use these kind of tools, gua sha stones, on the face and on the body, not only, as I said, to promote more effectiveness of the penetration of the product and the action of the product, but also to have a little bit of originality. Mhm. Ir būtent Australija turi savo produktų linijoje guaša akmenuką ir rolerį, kuris matosi nuotraukoje iš rožinio kvarco. Ir tai jie sukūrė dėl dviejų priežasčių. Viena yra, žinoma, pagerinti produktų skvarbą ir efektyvumą, na, o kita yra būtent išskirtinumas prekinio ženklo ir originalumas. Taking in account this set of products that I have presented to you, we have developed with them 4 protocols for face and 4 protocols for body. These for the professional use. Ir būtent atsižvelgiant į odos poreikius, į dažniausias problemas, nusiskundimus ir į pačią produktų liniją buvo sukurti 4 protokolai skirti kūno procedūroms ir 4 protokolai skirti veido procedūroms. In body, we had in mind procedures like sculpting, draining, enhancing, and relaxation. Kalbant apie kūną, sukūrė procedūrų protokolus skirtus kūno formavimui, skysčių limfos drenavimui, tuomet odos kokybės gerinimui ir atpalaidavimui. And for the face, anti-age, nourishment, balance, and regulation of the oleosity on the surface of the skin. Ir kalbant apie veidą, tai yra amžėjimo prevencijai skirtos procedūros, odos funkciją balansuojančios procedūros, reguliuojančios sebumo sekreciją ir gerinančios odos kokybę. As I said, one of the main strengths of Astrally concept has to do with the simple elaboration of our protocols, both for home care and for professional use. Ir būtent vienas iš privalumų pačio prekinio ženklo yra tikrai nesudėtingi protokolai su matomais rezultatais, kuriuos nesudėtinga atlikti visiems specialistams. As an example, I can show you a protocol for the sculpting treatment. We have a protocol with 3 products: a scrub, the radiant oil for the massage, and the firming cream for the balance part. Ir kaip pavyzdį, Karla dalinasi vienu iš protokolų skirtų kūno formavimui ir kaip matom, kad patį protokolą sudaro 3 žingsniai, tai yra odos šveitimas, tuomet masažinis aliejus ir stangrinantis kremas. And the main product to use at home will be the firming cream, for instance. Ir kad pratesti pačios procedūros efektyvumą, rezultatus, namų naudojimui skiriamas firming cream, tai yra stangrinamasis kremas tolimesniai priežiūrai. One of the strengths of this simple protocol has to do with the period of time needed to implement this protocol. But the second good part has to do with the brand's profit. Ir būtent tas paprastas protokolas turi 2 tokius privalumus. Tai vienas iš jų yra, kad ir nesudėtinga atlikti, ir nesudėtinga prisiminti, ar ne, nereikalauja ypatingų žinių. Ir tuo pačiu būtent geras uždarbis iš esmės. The same was
we had in mind while developing face treatments. Also, these two main points. So we have developed protocols with a simple group of products: cleansing products, specific products, mask, and the final cream. So as you can see, we have here a protocol with 7 products at most that perform a protocol, an anti-age protocol. Ir lygiai taip pat atsižvelgiant ir į veido procedūras, kad ir pats protokolas nesudėtingas ir kad pati jo savikaina nėra didelė, tai gali būti geras ir uždarbio šaltinis. Ir kaip pavyzdys, čia patį protokolą ar nesudaro tai odos paruošimas, odos nuvalymas, tuomet gali būti odos šveitimas, tada specialūs produktai jau skirti pačiai odos problematikai adresuojantis ir tada baigiamieji produktai, tai čia kaip pavyzdys 7 produktai sudaro vieną protokolą. We estimate that the value, the commercial value of these protocol treatments it's accessible to the main customers that may come to you. But we have also another very strong point. These kind of protocols need your attention for 30, 40, 45 minutes at most in cabin time. Ir būtent tie protokolai yra, jau kaip kalbėjom, ir nesudėtinga juos atlikti, ir adresuojantis visas pagrindinės odos problematikas ir poreikius. Ir kitas svarbus dalykas, kad patys protokolai, jie yra pakankamai greiti, tai užtrunkantis pusę valandos arba maksimaliai 45 minutės. In this case, what I'm showing to you right now is the home care protocol for an anti-aging treatment. So remove the makeup and tonify the skin, apply the timeless serum and the anti-aging cream, and it's done. Very practical, very simple, very economical, and very rapid. Ir būtent čia yra pavyzdys anti-aging protokolo, tai yra amžėjimo prevencijai skirto protokolo, kad sudaro pagrindiniai 5 žingsniai, kad yra oda nuplaunama, tuomet yra tonizuojama, aplikuojamas serumas, kremas ir apsauga nuo saulės, jeigu reikalinga, ir kad pats protokolas yra paprastas, nesudėtingas, lengva jį sekti ir žinoma tiek kaina draugiška, tiek pats malonus yra naudojimas pačių produktų. And now I'm going to show you a small video just for you to have an idea of the performance of protocol treatment with genetic. In this case, we are going to perform the treatment to balance the oil of the skin. Tai dabar pažiūrėsime vaizdo įrašą būtent astralį procedūros skirtos sebumo sekrecijos reguliavimui. So first of all, we are going to remove the makeup from the area of the eyes with the milk. Pirmiausia yra valomas makiažas su pieneliu. Then we are going to apply the cleansing gel all over the face and wash it. Tuomet yra naudojamas valomasis gelis skirtas visos odos plovimui, valymui. This is a product that we normally apply with water. Ir We būtent work the product and remove it with water also. Ir šis produktas yra naudojamas kartu su vandeniu, suemulguojama, kad švelniai išputotų ir tuomet taip pat nuvalomas jau išmasažavus su vandeniu. Here we are removing with tissues with water. Taip, tai čia nuvalė būtent su vandeniu sudrėkinta servetėlė. And then we apply the gentle scrub for the face, and we work all over the face and in specific areas where we feel with our diagnostic, visual diagnostic, and also with our hand by touching the skin
of the client, all the areas that we feel more needed. Ir dabar kitas etapas yra odos šveitimo atlikimas ir tiesiog masažuojamas sukamaisiais judesiais, masažuojamas produktas į odą ten, kur reikalingas aktyvesnis šveitimas, tai yra atliekama, koncentruojamasi daugiau toje vietoje. Also remove very well with water, dry the skin perfectly, and continue the protocol. Tuomet yra nuvaloma oda tiek su drėgna šluostelė ir tuomet čia, kaip matom, jau su sausa šluostelė yra pilnai nusausinama oda. The next point is to rebalance the pH of the skin, to rebalance the density of the surface of the skin in terms of composition, the hydraulic pigment and everything. And so we apply the tonic lotion. Kitas žingsnis yra toniko aplikavimas, būtent reguliuoti pH, atstatyti patį odos hidrolipidinį barjerą ir drėkinti odos paviršinius sluoksnius. After that, we are going to apply the Perfection Cream that is going to have an action on our sebaceous gland, and it will help us with the excess production of fat. Ir kitas žingsnis yra Perfection Cream aplikavimas, skirtas reguliuoti sebumo sekreciją. As you can see, these are products, or you can imagine, these are products that don't have very density or very strong texture. They are very light, so we cannot massage them too much. Ir patys produktai jie tikrai lengvai įsigeria, tai nėra labai ko masažuoti su jais. Ir čia uždėta yra balansuojanti kaukė, palaikyti 20 minučių. After 20 minutes of applying the equilibrant mask, as you can see in the strong layer, we remove it very well with water. Ir nuvaloma kaukė yra su drėgna šluostelė ir tuomet vėl nusausinama. Dry the skin once again, and if you feel needed, apply the tonic lotion again. If not, you finish, in this case, with the regulating jelly, which is going to help us to remove that shining aspect from the surface of the skin. Ir po kaukės valymo galima aplikuoti toniką ir užbaigimui procedūros yra aplikuojamas regulating jelly, tai taip pat reguliuojantis sebumo sekreciją ir mažinantis odos riebalavimąsi ir blizgumą. Just make it penetrate because it's a gel. Penetrate completely, and treatment is finished. Taip, ir baigėsi procedūra. When we think about the training of Astrali, we think in a different way. 80%, almost 80% of the Astrali technical training is done by online tools like this one, for instance, webinars, but also with a YouTube channel closed for everyone but the professionals who have access, specific access, and where we have put in all these videos performing all the protocols that we have developed, face and body, in order for the professionals to learn how to take advantage of products, how to apply them, how to perform the protocols at the end. Ir kalbant apie Astralį, ką ir pačioje pradžioje sakiau, kad tai yra tas prekinis ženklas, kuriam pakanka peržiūrėti online, tai yra internete esančius mokymus, kaip ir šiandien susitikom tokiam susipažinimui, taip pat bus parašta ir lietuviška mano vedami mokymai, dar pagalvosiu, kokiu formatu tai patogiau padaryti, ir taip pat yra YouTube kanalas, kuriame yra sukelti vaizdo įrašai, taip pat skirti tik specialistams, profesionalams mokymo tikslais, kad galėtumėte įgalinti tų produktų naudojimą
rinkimą, skirimą ir galėtumėt maksimaliai panaudoti juos tiek darbe, tiek skiriant namų priežiūrai. And if I say that almost 80% of training is online with these kind of tools, the 20% remaining are not only in physical seminars that can happen, or you coming to Labogers or us going to your country, but also have another tool. Ir kalbant apie tos 20, tai čia, kaip minėjau, 80% yra internete esančių įrankių ir 20% lieka tokių kaip ir fizinių mokymų, kurie gali vykti tiek mūsų šalyje, tiek jūs kaip specialistai galite vykti į Labogers, į Prancūziją patiem mokymams. Ir taip pat yra dar tam tikri įrankiai skirti jums kaip profesionalams. So for the professionals, we have what we call the technical file, which is a very, very complete document with information of all products for face and body, all protocols for face and body, and also specific information of the specific ingredients that we have inside of each product. Yra paruoštas technical file, tokia knyga, aišku, ji yra anglų kalba ir ten yra tiek surašyta visa informacija reikiama apie pačius veido ir kūno priežiūros produktus, taip pat protokolai tiek veido, tiek kūno ir taip pat naudojamų aktyvių ingredientų žinynas, informacija būtent apie kiekvieną iš naudojamų aktyvių ingredientų. This is a page, an example of a page of our technical file with information regarding every detail of the product, the kind of packaging, the percentage of natural ingredients, the name, capacities, actions, main actives, and sensations. Ir tai yra viena iš ištraukų iš tos pačios techninės knygos, tai yra pavaizduotas produktas, jo pakuotė, kiek yra sudėtyje natūralios kilmės ingredientų, tuomet koks yra produkto veikimas, pagrindinės aktyviosios medžiagos ir kokie pojūčiai naudojant produktą. And for the end customer, we also have a catalog with all the main informations regarding all the products that we have available at this moment. Ir taip pat yra skirtas lankstinukas galutiniam vartotojam, kurį galima irgi turėti, naudoti apie produktus, jau trumpesnę koncentruotą informaciją, tai ko gali reikėti galutiniam vartotojui. So how do Astrally communicate? Well, in fact, our marketing department communicates the brand through the main and most famous channels of social media like TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Each professional is advised to do their own posts, whether in social media or even in their own sites. Ir pati komunikacija tai vyksta visose populiariausiose socialiniuose tinkluose, tiek TikTok'e, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, tiek YouTube platformoje. Ir taip pat ir specialistai kviečiami komunikuoti apie produktus. But the end customer, while using the product, is also advised to publish the use of each product and also provide testimony regarding the experience of this use. Ir taip pat kviečiami ir galutiniai vartotojai dalinti savo patirtimi naudojant produktus. This is a new brand in a world of several other brands. And this is a brand who was developed with the same concept of one of the most well-known brands in the world regarding aesthetics, but also medical part. And so Astrally naturally needs needs for the professional and for the end customer to share
the sensations of using Astrally, the results of using Astrally, the experience of using Astrally. Ir tiesiog grįžtant į pačią pradžią, ar neprisimenam, kad pats ženklas prekinis yra naujas ir jisai gimęs yra po vieno žinomesnių pasaulyje prekinių ženklų sparnu, tai dėl to jam reikalinga tikrai aktyvesnė ir komunikacija ir pačio naudojimosi patirties dalinimuose, tai dėl to apie tai jau čia ir pasakojo Karla. After all, we also have available a website, as it happens to all the brands, with all the information regarding history of the brand, the development of each range, the explanation of each product, and this could be found. This is the site of the mother house of La Bourgeois, but each country has its own site. With all the main informations regarding each product and each protocol. Ir čia matom oficialią svetainę Astrally, kur galima pasiskaityti tiek pačią istoriją, tiek apie kiekvieną iš produktų. Ir kiekviena šalis gali turėti savo tinklapį, mes Lietuvoje kol kas neturim ir žiūrėsim, kaip bus ateityje. So I would like to thank you very much for the time that you invested in Astrally today. It was a pleasure to be here with you, with Greta also. And now I'm going to be available for answering any questions that you may find interesting to do at this point. Thank you. Thank you very much.